Здоров, kaimietė. Matau, valgė darai? O va šašlykiukas kieto. Skaniai atrodo. Tai ką čia kepi? Kambarinį šunį, žinai. Šunį. Kambarinį. Jo, Kas čia per itališkas pavadinimas? sakau, reikia į Norfą, žinai, užsuk mėsos nusipirkt. O draugas sako, nu blet, sako, pas tave šitiek mėsos, va žiūrėk, sako. Parodė į žiemą, va, mėsos. Nieko nesupratau. Tai kas ten per mėsą pas tave? Į sternas man parodė, sako, kam pirkt mėsos, sako, žiūrėk, kiek mėsos stovi. Tai vis dėlto stirną kepi? O aš jau užsigandau. Dabar kaip miškuose šitiek sternų yra, tai yra ką ėst, valgyti. Pasisekė tau, kad stirnų aplink daug turi. Va, Jėzus, kiek aš sternų čia esu matęs, tai čia balaganas. A tai nebijai lygų pasigaut nuo savo stirnų? Bala žino, kurios ten buvo, ką darė. Tai lygos plinta, tai nežinai. Iš vis žvėrienos baisu valgyti dabar, tu nežinai, kuo tu gali užsikrėsti. Nu tai Petrai, apie ką aš ir sakau. Smagu šičia gamtoj man gyventi. O tai klausyk, kur tu jų daugiausia randi? Vienoje vietoje, kai buvau stirnų laukuose, ten tokia sodyba, žinai, apleista, niekas negyvena. Tai karočią ir kaip yra, žinai, durys išlaužtos toj sodyboje. Tai ant tiek stirnų sugudravę, kad į namą įlystų, seną į namą įlenda, durys praviro, žinai, įlenda ir jos ten guli visą žiemą. Nu, blet. Nu tikrai, blėt. Tai gal ten koks stirnų hub? Barnuchą filmuoja? A tai tik stirnas ten matei? Aš į briedžių sutikęs, ir elnių sutikęs. Nu. Nu tai turi gijas kažkas tai tratint. Ne tik ėst. Čia dar yra pas mane ūkis, alpakų. Labai daug alpakų yra. Ką tu, tai aš žiūriu, tu dar ir gurmanas? Tik reikia atsargiai, žinai, gali skreplį gauti ant snukio. Sakai skreplį? Tai reikia eit su skrebučiu. Buvęs tai vasarą, atsimenu, vienais metais, tai į pačią aptvarą, jau pas alpakus atsisėdau, jų ten buvo kol kokia 40. Jie aplinkui vaikščiojo. Tai ką ten, su lietpalčiu sėdėjai ir jie ant tavęs skrepliavo? Tai Filmavimo metu joks gyvūnas nenukentėjo, šunys ir stirnos nebuvo valgomi, tai yra video montažas.